Sumainyti vaikai. Vieną kokią grapą ar kunigaikščią buvusias visas dukteris, o sūnaus nei vieno nebuvę. Tas pats pon savo pačią labai ėmėsi nagą, kad jin jam sūnaus nepagimdžius. Tropėjęsis vieną kartą tai poniai ir jos kalvieniai krikštynos laikyti. Ponės taip pat buvus duktė, o kalvienė sūnus. Tai ji kalvieniai geras magaryčias pastačius įsumainiusias vaikais. Tas pons labai buvęs kantans, kad jo pati sūnų pagimdė. Bet kaip tie vaikai paugėja į piemenų didumą, tas pons tą sūnų su savim šiandien vežiojas, o pas kalvį tą duktę bandą ganius. Vieną kartą jiedu važiavę per gražų beržyną, tas jau sūnus sakas. Aja, tėtuš, kad čia būtų anglių tuos beržus sudeginus. Tas tėvs įmislės, kas tas per šneka to vaiką? Kitų būrių eidams pro piemenis pamatęs tą mergičkę, kalvę bandą ganydama, kad ji du piemenis pasiginčiusius besūdijant jų reikalą. Jam patikęs jos nusprendimus. Parėjęs namo, pasisakė savo pačiai apie vieną antrą atsitikimą prigyventą su tais dviem vaikais. Pati puolus jam į koją, sakydama, kad tas sūnus yra kalvę vaiks, o ta kalvę duktė tai mūsų. Aš tamstas bijodama su kalvienė sumainiau, o dabar jų darbai į kalbas parodo teisybę. Tas tėvs liepęs atsimainyti. Šiaurės Lietuvos pasakas surinka Mats Lančiauskas, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė. Senoliai sakydavo, kad duona iškepus iš po pečiaus išėmus aplaistai, tai dušaitėm čyščius pasilengvin, sakė Kuržinskienė. Kad ūkininks esi buvęs kur prie negyvėlio budėse, apri palaidojimą sėjamam laikė, tai tą dieną nereik javų sėti, diegai po žemę nusiraitys, blogs bus daikslis, sakė Aleksas Rutkus Trumpaičiuose Pamušiečiuose. Iš Matas Lančiausko užrašytas tautosakas, juodoji knyga, surinka Jons Basanavičius. Norint sužinoti savo mylimąją, mylimąjį, reik pasimti degančią anglį, pridėti balaną, šakalį, įpūsti. Pučiant kiekvieną kartą tarti pažįstamų vardus. Katro vardą ištarus balaną užsidegs, tas išrinktasis, myliamoji myliamasis. Įvairias patarlės ir priežodžiai iš Joniškio apylinkės. Užrašė Julius Čiuta, paskaitė Rita Urniežiūtė.